Kaip pirma varžybų sekcija? Kaip ir viskas gerai, šiaip tikėjausi biškį lėčiau gausis negu kiti, bet greitėjom iš savęs, greitėjom iš setupo, greitėjom iš stenogramos, tai viskas po biškį. Kaip greičio ruožai? Labai greiti greičio ruožai. Kažkaip, kaip ir man tinka, kadangi aš kaip ir lėtesnis ant tų greitų, tai visai nieko pabandyti tų greitų dopų, prisipratinti prie to greitesnio tempo. Nu, o po to jau žiūrėsim. Jeigu lietus irgi pamatysim, kad nelabai einasi, tai lauksim tokio lėtesnio dopo. Kas dabar pagrindinis priešininkas? Man atrodo, Lenkas irgi su R5 Evo, tai su juo bandau lygintis kiek įmanoma, bet vieną kartą mums gali pasisekti, kitą kartą jiem gali pasisekti, tai koks jau ir didelis skirtumas. Šiaip viskas okei, neturėjom jokių tokių didesnių kliurkų, turėjom pamestų akinių situaciją, bet susitvarkom, bet šiaip fainas ralis, tikiuosi bus daugiau tokių geriau. Kaip varžovai? Greiti varžovai, reikės priprasti prie mašinos, reikės priprasti prie savęs, reikės išdrįsti ir praeiti tokius posūkius, kur dar nejauku praeit, bet su laiku viskas įmanoma. Kaip jaučiasi mašinas Lietuvos žvyrkeliuose? Net negaliu paaiškinti. Stovi kaip ant asfalto ir viskas. Gero kelio namo.